Visai nesenai buvau Dievo priešas, buvau Jėzaus priešas. Priešas ne dėl to, kad aš jį keikiau, ne dėl to, kad aš kažkaip gal kėliau revoliuciją prieš Dievą, kas atrodo žiauriai juokinga, kai dabar žinai, koks Dievas yra. Bet priešas dėl nuodėmės, priešas dėl to, kad aš nebuvau su juo. Nei mano gyvenimas buvo pagal jį, nei aš buvau su juo. Dar prisimenu, kaip mane kankindavo tos priklausomybės, nuo kurio aš buvau priklausomas. Ir kai rūkydavau žolę, ir kai kiekvieną rytą vis sakydavau, kad viskas, daugiau nebe, to nedarydavau. Taip viskas lyg naujai atgyja širdį ir taip lyg ir vėl naujai tu pamilsti Jėzų, nes tu matai, ką Jisai padarė su tavo gyvenimu. Kai pirmą kartą meldžiaus, prisimenu, kai aš klūpėjau prieš kompą, prieš kompiuterį ir įsijungiau YouTube ir tenais buvo Hillsongų šlovinimas ir aš ant kelių klūpėjau ir verkiau ir šlovinau Dievą. Man tai patikdavo, aš ieškodavau ilgesnių klipų, kad būdavo, kad ilgiau užtrukti. Ir ten kambarį kažkas pasikeisdavo, pamenu. Aš tai pradėjau melstis, tai pradėjau šlovinti, pradėjau skaityti Dievo žodį. Ir žinot, kai skaitai yra jėga, kai skaitai, kai tu pamatai, koks yra Dievas, kai skaitai Evangelijas, laiškus, kai pradedi šitą Senąjį testamentą atrakinėti ir yra gera, bet yra dar geriau, kai tu paskaitai kažką ir tu pamatai tai ant savo gyvenimo. Kai tu paskaitai kažką ir tave tas kažkas pradeda raginti daryti. Nes kai klausai Dievo žodžio ir kai tu sakai kiekvieną sekmadienį amen, kai sekmadienį sakai aleliuja, kai tu ragini pastorių, nežinau, mūsų lietuvių bažnyčio tai nėra įprasta, bet rytiniai bažnyčiai, kai pamokslauja, tai būna amen, aleliuja. Žinau, tai teikia džiaugsmą, bet tai nėra toks džiaugsmas, kai matai, kad po to amen ir gyvenimas pasikeičia. Dėl to aš net raginu žmonės, nesakykite amen. Nesakykite amen, jeigu ruošiatės toliau tą patį daryti. To nereikia, manęs tai nedrasina, mane drąsina, kai žmogus keičias, kai aš matau, kad žmogus išgirsta žodį ir jisai pradeda gyventi žodžiu. O tai mane drąsina nepaprastai. Amen yra labai rimta, amen yra štampas, amen yra taip ir ne kitaip. Kiekvieną kartą, kai mes pasakom amen ant Dievo žodžio, tai reiškia taip, aš paklūstu, taip, aš darysiu šitaip. Dėl to, kai Paulius šlovino ir sako, pasverkit tai, ką dainuojat. Tie žodžiai man taip, iš tikrųjų, gyvensiu tau, pasverk, ką sakai. Tai reiškia, visą, ką aš gyvensiu, visą tai, ką aš darysiu, aš Dievą statysiu į priekį. Ir sakysiu, visą tai darau tau. Tai reiškia, net kai kambarius tvarkau, darau viešpačiai. Amen, Roberta. Net kai dirbu darbe, aš dirbu taip, kaip viešpačiai, taip, kaip noriu viską geriau atlikti dėl to, kad tai darau dėl Dievo. Ne dėl to, kad žmonėm pasirodyti, kad aš esu geras tame, ką aš darau, bet dėl to, kad Dievas būtų pašlovintas tame. Taip pat ir namuose irgi, taip pat ir bažnyčiai. Visą, ką mes darom, sakom, gyvensiu tau. Ir visi tyliai nesako amen, nes sveria žodį. Dievo atverk mums akis, mes dažnai sakom. Ir tikrai atrodo, čia mūsų mažai, tie, kurie nešioja akinius. Bet aš noriu pakalbėti apie dvasinės linzes, apie dvasinius akinius. Žinot, tiem, kas nemato, tai jie jaučia didžiulį skirtumą, kai jie yra be akinių ir su akiniais. Tiem, kurie toliaregystė, kurie trumparegystė. Kai iš čia negali perskaityti knygos, o aš galiu. Bet kai užsideda akinius, tu gali perskaityti, tu matai didžiulį skirtumą. Tai man tai labai sunku tą suprast, bet aš pasistengsiu tai paaiškinti iš
iš dvasinės perspektyvos, dvasiniai akiniai, mes turim pakeisti dvasinius sakinius. Mes turim užsidėti kitus sakinius, kad matyti, ką Dievas mums yra paruošęs. Žinot, Biblijoje yra tokia labai juokinga vieta, man labai patinka. Jono Evangelijoje, 1 skyriui, kai Jėzus pamato Natanelį po medžiu. Natanėlis, man atrodo, iš visų šitų žmonių, kurie užsidėjo dvasinius sakinius, tos sakinius greičiausiai užsidėjo. Ir aš noriu paskaityti. Parašyta kitą dieną, kad kitą dieną Jėzus panoro vykti į Galilėją, jis sutiko Pilypą ir tarė jam, sek paskui mane. Pilypas buvo iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro miesto. Pilypas sutiko Natanėlį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymai ir pranašai. Jėzų iš Nazareto, Juozapo sūnų. Natanėlis jam tarė, ar iš Nazareto gali būti kas gero? Jis dar neturi tų akinių. Jis dar negali suvokti, kad Nazarete iš tikrųjų gali būti kažkas gero. Jis akinių dar neužsidėjo, jis dar trumparegis. Ir pamatęs, sako, tas Pilypas sako, ateik, Natanėlį, pažiūrėk pats, įsitikink. Tai pamatęs ateinantį Natanėlį, Jėzus pasakė apie jį, štai tikras Izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanėlis jam sako, iš kur tu mane pažįsti? Jėzus atsakė, prieš pakviečiant tave Pilypui, kai buvai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanėlis sušuko, Rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Tai jam tik tiek trūko. Tik tiek reikėjo, kad jisai įsitikintų, kad tikrai gali kažkas būti gero iš Nazareto. Ir ne tik, kad kažkas gero, bet geriausia iš Nazareto. Nes mes turim suprasti, kad tai yra žydų kultūra, tai yra, jie gyvena Senojo testamento įstatymais, jie gyvena Senojo testamento laikais. Jie laukia Mesijos, jie laukia, kad Jėzus ateitų. Ir jiems tai yra sunku suvokti. Kas gali būti gero iš Nazareto? Nazaretas buvo mažas miestelis. Visiškai mažas miestelis. Kas gali būti gero iš Borno? Ten tik fabrikas stovi, nieko daugiau. Kas ten gali būti gero? Sako, ateik ir pas pamatysi. Ir Jėzus tik pasakė, kad matė jį po figmedžiu, tik pasakė, pavadino jį vardu. Ir jam to pakako. Kartais reikia daug daugiau ir čia aš noriu sustoti prie vieno svarbaus dalyko. Kai tave ragina kažkas ateit, bet kas svarbiausia, kai Dievas tau sako kažką, kai Dievas tau kalba į gyvenimą, tai jis tau kalba į gyvenimą ne dėl to, kad tu toliau sėdėtum ir galvotum, ar tikrai gali būti kažkas gero iš Nazareto, ar tikrai tai tu Dieve. Bet tu pamatai ir įsitikini, kad tai Dievas, kai pradedi judėti, kai ateini, kai bandai išsiaiškinti, kai bandai pasverti, ar tai tikrai Dievo žodis. Kai tu išgirsti, kai pastorius kalba į tavo gyvenimą ir tu esi neįsitikinęs, atsiversk Bibliją, atsiversk Dievo žodį, pasverk pastoriaus žodžius, pasverk kito žmogaus žodžius, kuris kalba į tavo gyvenimą. Ar tai perina per kryžių, šiandien sakiau Pauliui ir Justai, mane Džonas išmokė labai svarbią pamoką. Ir aš ją stengiuosi vis prisiminti, kai šneku Dievo žodį, kai skelbiu Evangeliją. Tai reikia daryti ne tik tais atvejais, tai reikia daryti su visų gyvenimu, bet jis man sakė šitai. Visa, ką tu darai, visa, ką tu gyvenime darai, viskas turi perėti per kryžių. Viskas turi perėti per kryžių. Tai reiškia, ką aš darau, aš turiu suvokti, ar tai yra verta jo aukos. Ką aš darau. Viską, ko aš siekiu gyvenime, čia žemė, aš turiu pasverti ir suprasti, ar tai yra taip verta. Kai pradedi galvoti apie kryžių, pradedi galvoti apie Kristaus auką. Kai skelbė Evangeliją, kai skelbė Dievo žodį, kad tas žodis praeitų pro kryžių. Kai užsidedi dvasinius sakinius. Yra kita istorija Biblijoje, Apaštalų darbuose. Kai Petrui nuleidžia paklodę, pilną gyvūnų. Žinot, Cezarėje gyvena
toksai žmogus vardu Kornelijus. Jisai buvo šimtininkas. Šimtininkas reiškia, kad po juo dar buvo 100 žmonių. Jisai vadovavo 100 žmonių. Jisai galėjo sakyti savo kariui, eik ir tenai, nužudyk tą ar tą. Ir jisai turėdavo eiti. Jisai vadovavo 100 žmonių. Jis nebuvo žydas, jis buvo romėnas. Romėnai buvo okupavę Jeruzalę tada, visą Izraelį. Izraelis buvo Roma. Ir žydai buvo priespaudoje romiečių. Žinant, kad žydai buvo Dievo tauta ir kad jie laikėsi įstatymo, tai buvo, vienas iš įstatymų buvo nebendrauk su kitataučiu. Jo labiau neik pas jį į namus. Negalėjai pas jį į namus. Tai buvo vienas iš įstatymo tokių šakų. Ir Petras buvo visai kitame mieste ir jisai buvo ant stogo ir jisai meldėsi. Ir Dievas jam vizijoje parodo. Jisai pažvelgia į dangų ir iš dangaus nuleidžia paklodę. Ir toj paklodė yra gyvūnai. Ir jisai girdi balsą, sako, pjauk ir valgyk. Ir Petras nieko negali suprasti. Tai čia iš angelo? Tai šitas žodis iš Dievo? Bet tai tu, Dieve, man pats sakei, nevalgy čia tų gyvūnų. Jisai laužas, jis negali suprasti. Nes vėl, jisai dar neturi Naujojo testamento. Jis dar iki galo nesuvokė viso to, ką mes šiandien jau daug aiškiau matom. Ir jam nuleidžia tą paklodę ir sako, ne, aš negaliu šitų valgyti, jie yra suteršti. Sako, kas Dievo apvalyta, sako, tą gali valgyti, tas apvalyta, tas yra šventa, tas yra nesutepta. Ir pakyla tą paklodę. Ir dar kartelį nusileidžia. Ir vėl ta pati istorija. Žinot, tokį dalyką galvoju, kartais Dievo reikia 2 kartus aiškinti, ir 3 kartus mums tą patį sakyti, ir 4 kartus mums sakyti tą patį. Ir kartais mums reikia daugiau kartų, kad Dievas pakartotų, kad mes tikrai suvoktumėm, kad tai yra iš Dievo, ir mes galim tai daryti. Ir dar kartelį Petrui nuleidžia, ir dar kartelį nuleidžia. Sako, tai, kas manęs apvalyta, nevadink sutepta. Ir tada bar, kažkas pasibeldžia į duris. Vyksta 2 veiksmai. Kornelijus pasirodė angelas ir sako, siųsk savo vyrus į Jopę, į kitą miestą, ten gyvena Petras. Pakviesk jį pas savęs į namus. Kornelijus buvo devotas žmogus, jisai patiko Dievui. Jis dar nebuvo girdėjęs Evangelijos. Man taip yra gera kalbėti apie Dievo žodį, man taip patinka tos istorijos. Ir tada Kornelijus iš karto išsiunčia savo žmonės ir jie eina, berods 2 dienas jie, ar kiek, gana nemažai. Ir vyksta visai kitas veiksmas, o Petras ant dangaus, ant stogo mato viziją šitą. Ir staiga kažkas bum, pasibeldžia į duris, jis atidaro duris ir mato ten, ne žydai. Jau suleidžia, jis nustebęs, suleidžia į namus. Sako, mus atsiuntė Kornelijus. O jis dar tam pačiam regėjimais, aš įsivaizduoju, kaip būna, kad tu gauni kažką iš Dievo ir tu vis dar ten, bet čia jau vyksta veiksmas ir tu vis dar galvoji, kad čia buvo paklodė kažkokia. Iki galo nesuvoki, kas tai buvo. Kam aš mačiau tai? Dvasiniai akiniai dar nuimti pakaltas. Ir sako, mus siuntė Kornelijus. Jis gavo iš Dievo, iš angelo, kad mums reikia tave pasikviesti namus. Ir Petras sutinka ir eina su jais. Ir jis atkeliauja prie Kornelijaus vartų. Aš įsivaizduoju, kokioj jis turėjo būti dilemai Petras. Nes čia yra žydas. Čia žmogus, kuris laikosi įstatymą. Jis stoja prie tų durų ir jis laužas. Aš įsivaizduoju, jis galvoja, kaip aš turėsiu visą tai paaiškinti tribunolui. Kaip aš turėsiu visą tai paaiškinti savo draugams, žydams. Ir jį pakviečia į vidų, jis įeina. Ir Kornelijus jam pasidalina, kad iš Dievo jis įgavo šitą, kad turi pakviesti Petrą, kad jisai jam papasakotų apie Dievą. Ir tada jis pradeda kažką suvokti. Aš jums noriu paskaityti, kodėl aš visą tai sakau.
Nes jis iš karto prabilo į juos šitais žodžiais. Jis vis dar buvo tam tokiam galvojimui. Ir kad parodytų jiems, kodėl jisai toks yra nustebęs. Jis sako, prabilo. Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ir užėjti pas svetimtautį. Jis jau kalba žmonėms. Bet Dievas parodė man, jog negalima jokio žmogaus laikyti suteptu ar netyru. Ir aš galvoju, kokia yra jėga. Vien šitoje eilutė aš matau Evangeliją. Vien šitoje eilutė aš matau mano Jėzų, kuris mirė ant kryžiaus. Nes jis mus visus apvarė. Nes jis mus visus apvarė. Nes jo kraujas nebuvo vien tik man. Ir jo kraujas nebuvo vien tik Lukui ar Pauliui. Ir jo kraujas nebuvo vien tik Petrui 2000 metų atgal. Ir jo kraujas nebuvo vien tik tais tiem fariziejam ar dar kažkam, kurie gyveno kartu ir matė Jėzų. Bet jo kraujas dar šiandien šią akimirką, šią sekundę turi lygiai tokią pačią jėgą, kaip turėjo tenai ant kryžiaus. Ir kaip viską jie matė savo pačių akimis ir jiem nereikėjo akinių. Tų dvasinių akinių. Jie matė, kaip Kristus buvo ant kryžiaus, kai jis kabėjo ant kryžiaus ir kai iš jo tekėjo kraujas ir kai jis sušuko, atleiskim Tėve, nes jie nežino, ką daro. Jiem to nereikėjo, jie matė jį. Ir kai jis sako, į tave, tau aš patikiu savo dvasią, jis įkvėpė ir atidavė savo dvasią. Ir jie matė, kaip jis mirė. Bet dar tada jie nebuvo užsidėję dvasinio akinių. Nes kaip Biblija sako, kai Marija išaušus rytui, dar kai saulė nebuvo patikėjusi, nuėjo prie kapo. Ir tik tai tada jinai pamatė, kad jisai prisikėlė, kad to kūno nebėra kapo toj oloj. Kai Kristus jai parodė savo randus, jis parodė savo randus daugiau nei 500 žmonių. Ir jisai prisikėlė, tada jie pamatė, kad jis tikrai yra Dievo sūnus, kad jisai tikrai, kaip raštai sako, mirsės ir prisikelsis. Šiandien daugam reikia šitų akinių. Geroji naujiena, aš galvoju, kad geroji naujiena ir mūsų gyvenimai yra žmonėms šitie akiniai. Tie, kurie nežino Kristaus, kai mes jiems paskelbėm apie dangaus sūnų, apie Dievo sūnų, kuris šitokį nepaprastą dalyką padarė už viso pasaulio žmonės, nes parašyta, kad Dievas taip pamilo pasaulį, reiškia visą šitą pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kuris įtikės į jį, turės amžiną gyvenimą. Šiandien galbūt sėdi čia bažnyčioje ir tu jau žinai Kristų. Ir tu jau seki juo, ar tu pradėjai judėti žingsnelis po žingsnelio į panašumą. Nes mes visi esam kviečiami būti panašus į Kristų. Tad gal tau reikia gilesnio suvokimo, koks yra Dievas. Šiandien dažnai žmonės bando laviruoti nuo malonės prie darbų, nuo darbų prie malonės. Šiandien žmonės bando laviruoti tarp įstatymo ir malonės, tarp malonės ir įstatymo. Ir ten bėga, ir ten bėga. Draskos, plėšos, į šonus vargsta, prakaituoja, bando šitaip teisumą uždirbti. Kiti atsiduoda visai jo malonei ir į kitą ekstremalumą pasiduoda ir sakosi, kad nereikia stengtis, Dievas atleis. Ir kiekvienam iš mūsų reikia užsidėti akinius. Ir kai mes susidėsim tos dvasinius akinius, tos šventosios dvasios, tą regėjimą pradėsim matyti. Mes pamatysim, kad
Prieš mus stovi tik kryžius. Viskas gyvenime turi praeiti kryžių. Net tikėjimas turi praeiti kryžių. Todėl, kad ant kryžiaus mes matom ir įstatymą, ir malonę. Mes matom ir pyktį Dievo ant nuodėmės, ir meilę nuodėmingą. Mes matom neapykantą šėtonui ir nepaprastą meilę Dievo kūriniui, žmogui. Šiandien aš kviečiu ir vėl sėdėti šitos sakymus ir vėl praregėti ir matyti prieš save kryžių. Aš kviečiu dar pakilti bažnyčią. Aš šlovinsim tave, Dieve. Mes girdausim tavo melodiją. Tu esi nuostabus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Tebūnie tavo valia. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonas duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė, per amžių amžius. Žmogau, jeigu esi čia ir nežinai Kristaus. Ir aš sakau, nežinai. Jeigu tu nejauti jo kiekvieną dieną šalia. Jeigu tu jo nepažįsti taip, kaip pažįsti savo artimą. Šiandien yra pati nuostabiausia vieta. Šiandien yra pats nuostabiausias laikas. Šiandien pati nuostabiausia akimirka, nes čia tu jį gali surasti, čia tu jį gali sutikti. Priimk į savo širdis, dabar beldžiasi. Atverkiam savo širdies duris. Tiesiog sakyk tokius žodžius. Jau sakyk iš širdies, ne dėl to, kad aš tave raginu. Bet gal tau šitą maldą padės. Sakyk, Kristau, ateik į mano širdį. Ateik į mano širdį. Įeik į mane, Kristau. Pasirodyk man. Aš trokštu tave pažinti, aš trokštu tave pajausti, aš trokštu su tavim susitikti, Dieve. Ateik į mano širdį. Kristau, aš čia atnešu tau savo kaltę, aš čia atnešu tau savo nuodėmes ir čia jas palieku. Aš tikiu, kad tu jas nuplovė ant kryžiaus, kad tu jas nukovojai nuo manęs, kad tu paėmė nuo manęs jas ant kryžiaus. Kristau, aš trokštu dėl tavęs gyventi. Būk mano viešpats. Jėzus Kristus vardu. Amen. Dar kartelį pašlovinkim savo Dievą. Ir kai pas Jėzų buvo aplas žmogus, Jėzus pjovė purvo ant žemės, įsivedęs iš šono patekė. Ir galiausiai susirado. Vėliau tas aplas
Jėzus prietarė prie tako žmogaus ir kalbėjosi su juo ir klausė, tu tiki Dievo sūnų? O šis atsakė, o kas jis Viešpatie, kad jį tikėčiau? Jėzus jam tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Tada jis sušuko, tikiu Viešpatie ir pagarbino jį. Ir ten toliau pokalbis su fariziejais ir fariziejai klausė, tai gal ir mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet dabar sakote, mes regime. Todėl jūsų nuodėmė pasilieka. Ir man vis klaustukas buvo su ta vieta, apie ką čia Jėzus kalba, fariziejams. Ir tam žmogui, nors jis ir buvo kūne aklas, Viešpats sakė, tu tiki. Tu tiki. Sako, tu jau esi jį matęs. Nors jis buvo dar aklas prieš tai, bet jis jau buvo jį matęs tikėjimu. Tikėjimas atveria dalykus, kurių mes nematome. Ir nesvarbu, tas žmogus fiziškai gal ir buvo aklas, bet Jėzus sako, tu jį dabar matai mane ir prieš tai esi matęs. Nors jis prieš tai buvo aklas. Bet tikėjimas atveria dalykus, kurių mes nematom. Nematomus dalykus atveria tikėjimas. Ir galiausiai, kai fariziejams pasakė, jeigu jūs būtumėte akli, būtumėte be nuodėmės. Ir tiesiog pažvelgęs per langą prieš porą dienų, ten, kur gyvenom čia Anglijoje, pamačiau žmogų einantį aklą su lazdele. Ir kaip tik buvau skaitęs tą raštą vietą. Ir aš supratau, Viešpatie, aš noriu, kad tu mane vestum taip, tarsi aš būčiau aklas, taip pasitikėčiau, ne tuo, ką aš matau, bet tuo, kas tu esi, ir sekčiau tavim. Tarsi kūnu būčiau neregintis, net to savo žmogiškų supratimu, bet tikėčiau juo ir sekčiau jį, pasitikėčiau tik juo, kaip jis vekstų, kaip reiktų vesti aklą žmogų. Aklas žmogus, jisai nepasitikėtų tada savo jėgomis, jeigu būtų vedlys, jis pasitikėtų tuo, kuris veda. Tai taip, kad ir aš turiu sekti Kristumi taip, nepasitikėti tuo, ką matau, ar šiandien daug matom ir kartais vertinam pagal išorę, sprendžiam pagal išorę, pagal tai, ką matom. Bet sekti Viešpačiu reikia taip dar aklai. Tikint jo žodžiu. Per tikėjimą mes jį galime matyti ir jį sekti, nes mes jo nematom kūne. Jis kūnų mūsų neveda, bet jeigu jo tikim, jis ves mus. Mums reikia sekti, tikėti iki galo ir pasitikėti juo. Širdies manos troškimą aukštinti tave visų savo gyvenimu garbint tave. Geriuosi tavimi, Dieve tėve, tavoji meilė surado mane. Širdį atiduodu tau, mano gelbėtojo. Tikiu tavim ir tik tau vienam noriu gyventi, noriu sekti tavim, nes tik tu esi tiesa. Vienintelė tiesa žemėsčio. Širdies manos troškimas aukštinti
aukštinti tave visų savo gyvenimu, garbint tave. Giriuosi tavimi, Dieve tėve, tavoji meilė surado mane. Širdį atiduodu tau, mano gelbėtojo. Tik tau vienam noriu gyventi, noriu sekti tavim, nes tik tu esi tiesa. Vienintelė tiesa žemėj šioj, širdį atiduodu tau, mano gelbėtojo. Tik tau vienam noriu gyventi, noriu sekti tavim, tu gyvenimo šviesa. Vienintelė šviesa žemėj šioj. Apreiškimo knyga sako, pirk iš manęs tepalą įsigyk, kad praregėtų. Jis tas, kuris atveria akis, savo aliejum patepa jas. Halleluja, Viešpatie, ir mes meldžiam Dieve, kad pakeltum šitą bažnyčią, Dieve, kad ji matytų tuos dalykus, tai, kad tu rodai, Viešpatie, tai, kad tu pramatęs, Dieve. Tu vedi savo tautą. Tavo burna kalba tavo žodį, Viešpatie. Ta ausis būna kimštos girdėti, Viešpatie, tvertos girdėti. Širdis minkštos priimti, Viešpatie. Ta sėkla, Dieve, gal kartais jie atrodo maža. Tai atrodo tik žodis, Dieve. Bet tikėjimu tai ne tik žodis. Jo žodis, sako, gyvas ir veiksmingas. Aštresnis už bet kokį nešvenį. Prasiskverbia iki sielos gelmės, iš širdžių gelmės. Įsiskverbia į gyvenimą, žodis įsileisk jo žodį. Krenta visi tavo gyvenimą. Mes meldžiam už artimuosius vieni kitų, Dieve, kad mes būtum tie, Viešpatie, per kuriuos jie pažins tave, kad mes padarytume, Viešpatie, tiek, kiek tu padarytum mūsų vietoje, Viešpatie. Mes savo šventą dvasią ir naudok mus, Viešpatie. Mes žinom, kad tu gelbsti, Viešpatie. Mes žinom, kad tu gydai, mes žinom, kad tu nepasikeitė, kad tavo meilė begalinė, Viešpatie. Mes to naudoja, Viešpatie, kad koks netikėjimas pasitrauktų iš širdžių, Viešpatie. Bet kokia piktojo apgaulė, Viešpatie. Kad jų akis atsivertų, Viešpatie. Kad tavo dvasia, tavo žodis paliestų akis, Viešpatie. Ir aklieji praregėtų, Viešpatie, dėl tavo žodžio. Tu pasakė, kad akis aklos atsivers, Viešpatie, kad vošieji vaikščios, Viešpatie. Ir kurie suklūpo, Viešpatie, šiandien meldžiam už tuos tikinčiuosius, kurie suklūpo ir šiandien kaip voši, Viešpatie, jie neina prie tavęs, Viešpatie. Kad jų, Viešpatie, jie pakiltų tavo vardu, Viešpatie. Ir jie bėgtų link tavęs, Viešpatie. Šlovindami tavo vardą, Viešpatie. Mes tau už kiekvieną, kuris atsitraukė maldoj, Viešpatie, tai dvasiniai kovoj, Dieve. Hallelujah.
Pirmiausia, turėkit savo gyvenimuose gyvą žodį, tai jis tampa gyvas jūsų gyvenimuose kasdien.